kad jie prasidėjo. Tas festivalis skirtas daugiausiai peterburgskam harmonikam, bet ir tiek įsiplotė, kad jie nebe vien tokias harmonikas yra, bet vis tiek sustos pagrindas yra peterburgskas harmonikas ir šiandien daugiausiai jų skambės. O labai šaunių muzikantų suvažiavo. Taigi būkit pasveikinti su pavasariu, su tarptautiniu šitokiu festivaliu ir galim pasikloti patys savo, kad rėtajam čia. Gaila kažkaip tai nejaunėjam, nešeina muzikantai taip pat yra lygiai tokie pat žmonės. Ir gaila, kad ne visi, kad jie dar pernai groja festivalį ir nebesulaukia šių metų festivalio. Tai tik tai tiek, kada gavas taip, kad tik tai vieną muzikantų praradom, nes jau kitur matyt groja. Tai Gediminas Giriūnas ir prašytumėm visus tų muzikantų pagerbti vasarį. Nu, jeigu jau peterburgskas harmonikas, tai tu ir pradėti šitą festivalį dustos nuo tokių harmonikų. Ir čia jau sėdi, nu, patriarchų mes turim, kaip tai dabar Lietuvoje, ačiū Dievui, tų nepolitinių patriarcho muzikantų. Tai jau turim peterburgskininkų ir patriarchų ir tai vat vienas iš jų yra Algimantas Mieliauskas. Nu, ir toks būsimas dar už 50 metų. Kad groji taip, bet apie patriarchą. Aš už 50 metų ir pasidarys, bet jau pretenduoja stipriai. Pa 10 rankų prisėdė už tą Algimantą. Tai maletiški muzikantai ir pradės anis šitų koncertų, nesgi šiandien antrą dieną festivalę, jau kas nebuvo šlininkai, vakar tai daug praradat. Labai gražiai groja, bet daugiau kolektyvai, kapelės, nu, patsibulių sakinimai, aišku, kad geriau auktų, na, paskui visi drožiam, stelbužiam, bet ne vienais metais, per 24 metus nebuvo koncertas visoje, kad būtų bažnyčia. Tai buvo bažnyčia, bet tik buvo, skambėjo mandalinas. Gintaras dabar irgi susirgis dar per Peterburgskų, dar su mandalinu. Ir tokia lyga yra. Tai nežinia, kuda dar primystis toliau. Tai maletiški muzikantai, Algimantas ir Kęstutis, po 2 kūrinius, kiekvienas, jau kaip norit kartu, atskirai kaip norite grokit. Labai malonu. Savam krašte. Va, jeigu pasisveikintai. Labas vakaras, ar ne? Tik va bažnyčia. Čia tamsiai. Mėly Dusetiškiai ir aš esu truputį prie jų prisidėjęs 4 metus, mokiausi vidurinėje mokykloje, kurią baigiau labai senai, 58 metais. Ir dar man malonu, kad mano miela auklėtoja Čižienė yra atėjusi čia salėje sėdi ir klausysis. Tai per tos mokslus jeigu jūsų neatsimoka, jeigu jūsų ateina. Dabar ateina, anksčiau tai nelabai gal būtų ėjusi pagal mano charakterį tokį iškikulą iš tų gerųjų. 5 nesmokėt, ne? Neturėjau laiko. 2 metam paliktas buvot? Ant slenksčio. Nu, kad tu pargrajimo, kada tu mokysies.
autoriumi nepristačiau kitas srities festivalio dalyvius, tai Petras visada jau beveik visada festivalį dalyvauja ir Ana žino, kad ją charakteriaus gali vieną šakėją net laikyti, atsiveža visada dvi. Tai Aldonu ir Genutį. Paplokim šitiem šakėjim. Nu, Kęstuti, dar prieš rodamas, tu ką pasakysi? Aš irgi sveikinu Šakiškius ir ne tik trečius čia atvykusius iš kitų respublikų, Pantakyko, kitų respublikų. Tai linkiu geros šventės pradžios ir pabaigos. Kad ištverti pabaigas. Muzikantas visada girdėtas. Matyt, pastaikė, bet pats neturėjo pagailai. Neturėjau. Būtum dalis, aišku. Lietoj pensijų. Ir vėliau turi sermonikų tada. Ir ką dabar da kitas? Pavadinta yra Dainio Borka. Aš nusiklausiau senai labai gero muzikanto. Dainį daug kas prisimenate. Dėkui šokėjom. Vat pavyzdį matė, jūs daugiau, man norinčių šokti yra, tai čia išdrįskit, ataikit. Ir Stauskas išblizgina šitų parketų, tai čia labai gerą šok slidu. Kęstuti.
Edvinas su Algimantu pasitarė, Miranas nutarė, kad vis tiek pirmiesi ir dar kokia tai išimtis, kada vienu bendru atgrojat ir tada jau galvojat eit klausyti kitų. Svarbus muzikantai yra va šitą